O dabar 2 keitimai Borisovo Bate komandoje, keičiamas ne tik tai žaidėjas, bet keičiamas ir vartininkas. Neteisus. Čia Azerbaidžano žaidėjas prasižengė, stumė į nugarą. Ir teisėjas jau žvilgčioja į laikrodį. Žvilgčioja į laikrodį, laiko liko labai nedaug. Po vieną. Abu įvarčiai mušti pirmajame kėlinyje. Pirmieji pasižymėjo Borisovo Bate futbolininkai. Azerbaidžanas nors ir nieko pavojingo nesukūrė pirmajame kėlinyje, bet po to vieną šansą turėjo, vienintelę progą ir ją išnaudojo ir rezultatas tapo lygus. Dešiniuoju kraštu perdavimas nepavyko. Kieta kova dėl kiekvieno aikštės centimetro. Na ir štai taip, lygų po vieną ir netrukus 11 metrų baudinių serija. Štai taip prasidėjo baudinių serija ir pirmojo smūgio nerealizuoja Borisovo Bate komanda. 5 smūgiai ir laimi tie, kas įmuša daugiau. Jeigu net ir po jų nepaaiškės nugalėtas, tuomet jau iki pirmo įmušto ir pramušto. Borisovo Bate komanda pirmavusi 1-0. Išleido persvarą 1-1 ir dabar pradeda nesėkmingai baudinių seriją. O Azerbaidžanas muša įvartį, taigi 1-0 po pirmų smūgių. Antrajam smūgiui jau pasiruošęs Borisovo Bate 7 numeris. Ir neįmuša dar vieno baudinio Borisovo Bate komanda. Komanda, kuri pirmavo. Komanda, kuri esant rezultatui 1-0 turėjo šansą įmušti antrąjį įvartį, bet jo neišnaudojo. Rodo bus pakartojamas baudos smūgis, o dabar jau 1-1. Na, atrodo, net tą dovanėlę nustebo ir pats Borisovo Bate žaidėjas, kuriam nepavyko realizuoti baudinio, tačiau antras kartas nemelavo ir dabar 1-1, bet turi savo antrąjį smūgį dabar jau Azerbaidžano žaidėjas. Du 1 pagal baudinius, lieka po 3 smūgius abiem komandom ir 2-2. Rezultatas yra 2-2 pagal baudinius, bet 3 jau smūgius atliko Borisovo Bate, 2 Azerbaidžanas, 3 jų bandymas ir jie gali vėl išsiveržti į priekį. Ta padaryti pavyksta, net nereaguoja į smūgį vartininkas. Lieka po 2 smūgius abiem komandom. Borisovo Bate įmuša įvartį po 3, 3-3, bet savo 4. smūgiui ruošiasi Azerbaidžanas. Borisovo Bate vartininkas nei vieno smūgio neatrėmė, visus 3 realizavo Azerbaidžanas, rezultatas 3-3, 4. Azerbaidžano smūgis ir vėl galimybė persverti rezultatą baudinių serijoje. Smūgis tiksliai į kampą, nors vartininkas reagavo, griuvo, bandė siekti kamuolį, bet 4-3 ir dabar lieka po 1 smūgį.
Azerbaidžano žaidėjai visi aikštės viduryje ant kelių atsiklaupę, meldžiasi, kad tik neįmuštų Borisovo Batė. Dabar jeigu neįmuša šio baudinio Borisovo Batė, jie pralaimėjo kovą dėl trečiosios vietos. Įmuša, įvartis, vadinasi 4-4 ir dabar viskas pastatyta ant paskutinio baudinio. 4-4, bet paskutinį savo smūgį turi Azerbaidžano komanda. Visus baudinius įmušė Azerbaidžanas. Paskutinis šansas, jeigu jie įmuša, jie laimi trečiąją vietą. Ir nėra, štai taip, čia tai bent. 4-4 po 5 smūgių ir dabar jau viskas prasideda iš naujo ir dabar jau bus atliekama tik po vieną smūgį. Įmušiai tu, neįmuša tau, tu nugalėjai. Štai kaip viskas apsivertė aukštyn kojomis. Pirmojo baudinio nerealizavo Borisovo Batė, bet po to 4 iš eilės realizuoti pavyko. O Azerbaidžanas atvirkščiai 4 iš eilės sugebėjo įmušti baudinius ir paskutinio lemiamo neįmušė. Azerbaidžano štai žaidėjai atsiklaupė, o Borisovo Batė futbolininkas eina mušti dar vieno baudinio ir smūgiuoja netiksliai. Vadinasi, jeigu dabar įmuš įvartį Azerbaidžano komanda, jie laimės kažką panašaus. Mes tik matėme, treneris žiūri, kurįgi žaidėją leisti į priekį, paraginimai tam žaidėjų iš komandos draugų. Ir dar vienas šansas Azerbaidžanui laimėti mūšį dėl bronzos, laimėti mūšį dėl trečiosios vietos. Įtampa didžiulė, atsakomybė didelė. Visa komanda žiūri į tave stovėdama aikštės viduryje, visi tikisi tikslaus smūgio. Oi, kamuolys skrieja aukščiau vartų ir tai yra atspindys, kokia yra įtampa, kokios yra emocijos ir vėlgi baudinių serija tęsiasi toliau. O dabar jau realizuoja šį 11 metrų baudinį Batė. Ir dabar jau atvirkštinė situacija. Jeigu neįmuš Azerbaidžano žaidėjas, jų komanda pralaimi ir triumfuoja Baltarusijos ekipa. Įvartis, taigi po 5. Aštuntasis smūgis tikslus, Borisovo Batė priekyje. Ir Azerbaidžanas turės vėl įmušti įvartį, jeigu nori dar kovoti dėl trečiosios vietos. Azerbaidžanui reikia įmušti, jeigu pralamuša, tuomet pralaimi, bet tiksliai siunčiamas kamuolys į kampą, taigi 6-6 ir 9 netrukus baudiniai. Pirmieji pradėję smūgiuoti baudinių seriją Borisovo Batė futbolininkai atlieka 9-ąjį smūgį, taip pat pirmieji lygų ir vartininkas reaguoja į šį smūgį. Na, nebuvo labai jau stiprus smūgis, nepavykęs smūgis. Ir dabar Borisovo Batė atsidūrė ties pralaimėjimo riba. Azerbaidžanas tokioj geroj situacijoje yra buvęs jau 3 kartus. Jeigu įmuša dabar Azerbaidžano futbolininkas, ši komanda laimės trečiąją vietą ateities taurės turnyre. Ir nėra. Neįtikėtina, kas vyksta čia Sportimoje. Po 9 smūgių 6-6 ir vėl viskas prasideda iš naujo.
Borisovo Bate komanda. Pirmoji vėl atlieka smūgį, 10-ąjį smūgį ir tiksliai siunčiamas kamuolys į kairį vartų kampą. Vartininkas guldomas į priešingą pusę ir dabar vėl šansas laimėti šį mačą ir šią baudinių seriją Borisovo Bate komandai, kuri buvo 2 kartus įsiveržusi per papildomus smūgius, bet abu kartus į tuos sėkmingus baudinius atsakydavo tiksliais smūgiais ir Azerbaidžanas. Tiksliai ir vartininkas reagavo, bandė siekti kamuolį ir štai nesikelia vartininkas, nes tiesiog apmaudu, gal net lietė tą kamuolį savo pirštiniam vartų sargas, bet lygu. Na dabar matome ir vartininko atėjo eilė išbandyti savo kolegas. Lemiami smūgiai, tiksliai į vartų kampą, pažemiui, 8-7 Bate priekyje. Na ir dabar kito vartininko atsakymas, pralaimėjo tą prieš tai mikrodvikovą Azerbaidžano vartų sargas. Žiūrim, kaip bus dabar. 11 baudinys. Tiksliai neatspėjo kampo vartininkas, taigi lygu. 12 baudos smūgis. Rezultatas lygus. Pirmi muša Bate ir įmuša įvartį. 9-8 pirmauja Bate, jeigu pramuša Azerbaidžanas, jie pralaimi. Ir nėra virpstas ir viskas. Borisovo Bate komanda užsitęsusioje 11 metrų baudinių serijoje iškovoja pergalę.